Siuntė dar numerį viena mergaitė, kuri nori, kad mes išdurtumėm labai vaikiną, kuris gyvena Vokietijoje ir ten pardavinėja mašiną. Pažiūrim, kasgi čia yra. Let's watch it out. Let's watch it out. Šamra. Taip, tikiuosi sujungs. Labas. Labuga, Ką darai? valgau mažybę. Šaunu. Mariau, Nu, tu dabar turbūt išvykęs, ar ne? aha, O kada grįši? kas skambina? Ieva. Mes ko gero Kokia mes Ieva? nepažįstame, aš nežinau. Ar tu mane Aš pažįsti? labai blogai girdžiu iš tikrųjų. Kažkaip telefonas mano sugeda pastaruoju metu, kažkaip visi blogai girdi, sako kažkoks aidas, nesuprantu. Bet pamėginam susikalbėti. Klausyk, Mariukai, aš esu Ieva. Tokia šviesi, esi matęs kada? Šviesi Ievutė. Gerai klausimai pas tave, kur aš tave galėjau matyti? Nežinau. Po savaitgalį sunku labai blaiviai mąstyti. Iš tikrųjų, kada tu būsi Lietuvoje? Visų pirma, norėčiau sužinoti, kiek klausimai domina. Iš tikrųjų, man reikėtų pagalbos. Aha, Aš, įdėmiai klausau. man sakė, kad tu esi profas mašinose ir gali man padėti. Aš noriu įsirinkti vieną mašiną, tokią BMW ir man reikia tiesiog konsultacijos. Mhm. Ir gal kai tu grįši galėtų man kažkaip padėti, susitiktumėm. Jo, tai aš tau iš tikrųjų galiu tą demą suorganizuoti dabar. Kodėl? Nu ką žinau, tai BMW tau reikia. Nu, reikia, bet aš kažkaip noriu, kad tu man akis į akį pasakytum. Tai aš galiu tau atsiųsti, kad ir nekis į akį. Tai, o ką tu man gali atsiųsti? Ai, iš tikrųjų čia pjauni grybą, gerai, neturiu laiko, kad kalbėti davai. Mariukai, ko tu toks piktas? Nes aš nežinau, su ko kalbu ir man čia vaikų žaidimai. Nu, prašau, nusiramink. Mano vardas yra Ieva. Aš esu iš Vilniaus ir tu padėjai ragelį. Nemoku, buvo babu.